Sveikinamės iš Žalgirio namų stadiono. Top Sport A lygos 9 turas prasideda Vilniuje, prasideda Vilniaus, Žalgirio ir Panevėžio rungtynėmis. Devensas, jo perdavimas link Kendišo ir pastarasis galva galėjo iš karto užtvirtinti savo pasirodymą startinėje sudėtyje, tokio atakuojančio futbolininko vaidmenyje įvarčių, bet įvartis dabar krenta ir čia taip, nuo šalies nėra. Enrique Devensas, 3 minutę. Tai, ką turėjo padaryti Kendišas, padarė Enrique Devensas, be abejo ir šioks toks sėkmės šypsnis, nes nuo panevėžiečio galvos kamuolys pasiekė Žalgirio puolėją, nuo šalies nebuvo, tiek nusisuko nuo žalgiriečio, čia galėjo atsisukti sėkmė. Tomas Čekauskas pelnė 2 įvarčius, čia kol kas nuo šalies vėliavėlė viršų nekyla ir Enrique Devensas, nors nominaliai, tai Žalgiris žaidžia vos net 3 puolėjais. Dabar perdavimas, Patrikas Matižonokas ir pirmasis šio jaunuolio įvartis, vilkint Žalgirio aprangą. 2-0. Ką tik pasakiau, kad trūksta, nebuvo, nepastebėjom, nematėm ir prašau. Ofori, puikus perdavimas, perpjovęs visą Panevėžio gynybos liniją. Patrikas Matižonokas šį kartą savo šansų pasinaudojo ir didina Žalgirio pranašumą. 2-0. 1 prieš 1, bus kampinis ir kiek nedaug trūko tų perspektyvų realizuoti vyrų futbole, nepavyko. Ernesto Veliulio geras perdavimas ir čia panašu, kad kamuolys atsiduria Žalgirio vartų tinkle nuo to paties Tomo Bazilijos. 1-2 mažina atsilikimų panevėžiečiai. Čia buvo labai geras Veliulio perdavimas. Solomonas Kuvadijų ar antrame kėlinyje nebus panašių problemų. Martynas Šetkus perdavimas į kairę, Bruno Tavaresas ir įvartis turėjo būti, bet nėra. Iš Nikaragvos ir įvartis krenta į Žalgirio vartus. Žiromas Simonas džiūgauja. Čia reikėtų žiūrėti pakartojimą, regis, kad nuo Žalgirio futbolininko dar kartelį, panašu, kad dar kartą kamuolys Arpado Tordajaus ginamų vartų tinkle atsidūrė nuo savo žaidėjo smūgio. Žalgiriečių rungtynes tikriausiai jau atsimena šį derinį, kai visi žalgiriečiai bėga į baudos aikštelę. Jurijus Kendišas reikalauja Livelto, jo sumanimas, Domantas Vaičekauskas, smūgis iš aštraus kampo, ne. Kontratakuoti panevėžiečiams, Livelto. Lukas Devega, dešinėje, žais 1 prieš 1, gali iš kairės ir pirmasis Lukos Devego įvartis šį sezoną Top Sport A lygoje, vilkint Panevėžio aprangą. Nuostabus smūgis iš kairės. Ir čia toks netikėtumo Žalgirio taškus, bet ir kitos Top Sport A lygos komandos neleistų žalgiriečiams lengvai kvėpuoti. Čia Enrique Devensas, įvartis. Ne, kyla į viršų arbitro asistento Simo Kaušo vėliavėlė, kuris galimai ir įtvirtina Panevėžio pergalę. Taip ir yra. Oresto Abramavičiaus švilpukas skelbia, kad Žalgiris patyrė skaudų smūgį savo žiūrovų akivaizdoje. Pirmojo rato pabaigoje 9-ame ture čempionai 2-3 nusileidžia Panevėžio ekipai.